mūsų pamokos tema – kiekybinė mišinių sudėtis. Koks uždavinys? Dirbdami grupėse ir naudodamiesi formulėmis bei pateiktomis ant stalų priemonėmis, apskaičiuosite mišinio sudėtį procentais ir pagaminsite tam tikros procentinės koncentracijos tirpalą. Man po vieną mokinį atneškit šitos tirpalus pagamintus. Na, aš peržiūrėjau, visi teisingai pagaminot, apskaičiavot, tik kad būtų ant etiketės nurodyta tirpalo masė, ko ir prašė užduotyje. Visi parašyt, ne? Na va, mes pagaminome druskos tirpalą. Tam tikros koncentracijos druskos tirpalą. Na, visi gavo skirtingas koncentracijas. Na, dabar aš tuos tirpalus vėl jums išdalinsiu, tik truputį sukeisiu. Ir jums bus nauja užduotis. Jūsų draugai pagamino druskos tirpalą, o jums dabar reikia pasakyti, kaip tas tirpalas buvo pagamintas. Vadinasi, kiek buvo pasverta valgomosios druskos gramais ir kiek buvo pamatuota mililitrais vandens. Jums reikės dar vienos naujos formulės. Apskaičiuoti medžiagos masę mišinyje. Pažiūrėkime šitą formulę. Įsiaiškinkim, kaip yra surandama. Tai M medžiagos, tai yra tos medžiagos, vienos medžiagos, kuri sudaro mišinį. Tai reikia tos medžiagos masės dalį dauginti iš viso mišinio masės ir po to padalinti 100%. Na, o kaip surasit vandens, tai jums čia patiems tą užduotį reikia atlikti. Gerai, atliekat užduotį, na maždaug 7 minutės duosiu. Jeigu atlikot užduotį, pakelkit korteles, ką žinočiau. Antra grupė atlikot užduotį jau? Gerai, ačiū. Dar nesiškai, tai truputį turėsim palaukti. Dabar, ko lauksim, vienas mokinys turės pristatyti skaičiavimus. Tai iškart pasitarkit, kuris pristatys. Atlikot jūs jau? Ar reikia pagalbos? Dar vandens. Teisingai. Gerai, dabar pristatys pirma grupė, pirmiausia. Kurios grupės turėjo tirpalą? Ketvirtos. Ketvirta grupė pasiima uždavinį ir tikrina, ar teisingai jie atliko. Valgomosios druskos masė 3 gramai.
o vanduo 57 gramus. Gerai atliko? Gerai. Toliau antra grupė. Kurios grupės tirpalą turėjot? Trečios. Trečia grupė tikrina. Valgomosios druskos 6 gramai, o vandens 90 gramų. Teisingai. Gerai, toliau trečia grupė. Druskos 4 gramai, vandens 76 gramai. O kuri grupė tikrino? Pirma grupė patikrinat. Taip, teisingai. Na ir dabar ketvirta va šita grupė. Penktos grupės tikrinat. Druskos masė 6 gramai, vandens 74 gramai. Gerai. Ir dabar jūsų grupė. Mes turėjom antros grupės tirpalą. Gavom, kad yra druskos 5 gramai, o vandens 120 gramų. Teisingai. Na, visi teisingai apskaičiavo, tai visom grupėm po pliusą. Na, ši pamoka, manau, pavyko puikiai. Buvo įgyvendinti visi iškelti uždaviniai. Vaikai lengvai įveikė jiems skirtas užduotis. Na, manau, buvo tinkamai parinkta pamokos strategija, tai gal galėjo truputį pamoka būti gyvesnė. Na, trūko truputį mokinių aktyvumo, gal truputį per mažai mokiniai bendravo grupėse. Šios pamokos aš turbūt ateityje nekeiščiau, nes aš iš vaikų nuomonių supratau, kad jiems viskas buvo aišku ir tikrai jie šitą savo žinias pritaikys savo gyvenime. Po pamokos aš susirinkau jų nuomonės, na ir man buvo labai džiugu, kad, galima sakyti, 80% vaikų parašė viską supratau. Na, keletas buvo, kur paminėjau, kad neįsiminiau formulės, na, bet tai nebūtina pamokoje įsiminti, galima tai tą pakartoti ir namie. Na, keletas mokinių buvo, kur parašė, kad nesuprato. Toje pamokoje reikės įsiaiškinti, ko tie mokiniai nesuprato ir užpildyti tas mokymosi spragas.